Jai tinka epitetai – miela, seksuali, moteriška. Daugelio vyrų svajonė – moteris, kerinčio grožio pavyzdys. Scenoje ji gali būti visokia – pašėlusi vilioklė, aistringa pantera ar linksma koketė. Jai tinka ir drąsios lietuvaitės ilgomis baltomis kasomis vaidmuo. Oksana Pikul ne tik dainuoja savo grupėje Naujosios pupytės ir kitoje populiarių merginų grupėje Pop Ladies, bet taip pat yra savo grupės prodiuserė. Ši žavi moteris draugiškai dalinasi savo grožio paslaptimis, nes yra įsitikinusi, kad kiekvienas vyras ar moteris gali būti jos dainų gerbėjai, taigi ir potencialūs užsakovai, o savo darbą ji dievina. Ar gali būti graži moteris profesija? Taip, gali būti, tačiau tai ko gero priklauso nuo pačios moters, koks jos pasirinkimas, ko jinai iš gyvenimo nori, ko jinai siekia. Nematau nieko blogo tame, tačiau dėja tai ne mano. Aš toks žmogus, kuris visuomet turi kažką veikti, turi būti veikloje, turi būti užimtas ir namo grįžti pavargęs. Todėl, ko gero, tokia profesija, kad ir kokia jinai būtų bepatogi, yra ne man. Ko gero, norėčiau būti ir graži moteris, bet tuo pačiu ir veikli. Tak samo steigiamai veikia eidydžiai garso, daug decibelų, vieta neturinti ribų, vieta be sienų. Prieš šį gražų šventinį laikotarpį norėčiau su jumis pasidalinti keliomis grožio pamokomis, būtent mano grožio pamokomis. Sulaukiu iš tiesų daugybę skaitytojų, Kosmopolitan.lt, taipogi savo Facebooko paskyroje, panelių, moterų klausimų, kaip prižiūrėti plaukus, kaip būti gražiai, kokią kosmetiką naudoti, kaip pasidaryti makiažą ir daug įdomių klausimų. Pirmoji pamoka būtent būtų ir tokia. Mano plaukų priežiūros paslaptis. Norėčiau jums pristatyti savo plaukų paslaptį. Tai yra mano kirpėja ir gera draugė Renata Blaževič. Ir šiandien jinai jums papasakos, kaip reikia prižiūrėti plaukus, apie kaukes, apie dažymus ir gudrybės, kurias mes kartu naudojam. Tai kaip Oksanos darbas yra scena. Jos plaukai pastoviai yra sukami, kenčia nuo lako, nuo priemonių. Jo privaloma prižiūrėti. Daugiausiai prižiūri tavo plaukus, tai yra Inerfect kaukė, kuri maitina, drėkina, apsaugo nuo tų visų neigiamų poveikių aplinkos. Pasidalinsiu su jumis vienu gerų receptų, vienos labai geros kaukės. Tarp kitko, naudojasi ir Oksana gan dažnai namuose. Tai būtų natūralūs produktai, tai yra 2 kiaušinio tryniai, pusė citrinos sulčių ir pora šaukšto ricinos aliejaus. Reikia labai gerai sumaišyti, užsitepti ant nešvarios galvos, palaikyti porą valandų, neilgiau, jokių nakčiai ir taip toliau. Tik porą valandų palaikyti ir labai gerai išplauti. Tai yra galima daryti porą kartų į savaitę. Pirmos klaidos moterių, kurios galvoja, kad namų sąlygom gali pačios tapti blondinėm. Žinokit, nedarykit to. Tai yra tik profesionalas gali nustatyti jūsų plauko struktūrą, ko jiems reikia plaukučiams, kaip juos galima išdažyti taip šviesiai, kad nepakenkt plaukams ir išgauti normalią spalvą. Tuo pačiu reikia ir kantrybės, nes iš tamsių plaukų šviesiom tapti per vieną dieną tai yra neįmanoma. Norėčiau padėkoti Renatai Blaževič už pamokas, kaip puoselėti ir prižiūrėti plaukus. Plaukai iš tiesų yra vienas iš moters pagrindinių bruožų, gražių bruožų. Jos reikia puoselėti ir prižiūrėti, tad mielosios nepagailėkime tam nei laiko, nei patarimų, nei be abejo priemonių. Lygiai kaip moteriam yra svarbus plaukai, taipogi svarbu labai ir oda. Ir jos priežiūra be abejonės. Tad šiandien norėčiau pasiteirauti kelių klausimų Dianos apie kosmetiką skirtą veidui. Tarkim, man kilo klausimas, nuo kokio amžiaus
moterim, merginom reikėtų pradėti vartoti kosmetiką veidui? Visom savo klientėm rekomenduoju naudoti jau priemonės nuo 25 metų, kad apsaugot jau ir nuo mimikos raukšlyčių, kurios atsiranda, ir atstatyti ir drėgmę, kurios trūksta odai, ir iš tikrųjų, kad apsaugot nuo priešlaikinio senėjimo. Ką patartumai naudoti, tarkim, šaltuoju metų laikotarpiu? Iš tikrųjų, visada žiemą rekomenduoju maitinti odą, nes pas mus patalpuose šildoma ir nuo šildymo labai džiūsta oda, sausėja oda. Tai dėl to aš galiu tau rekomenduoti, iš tikrųjų yra maitinantis kremukas iš Vastin, labai fainai ir drėkina, ir maitina odą tuo pačiu, ir apsaugo odą nuo šilumos. Nakčiai patariu naudoti naktinį kremuką, jis yra visai kitos konsistencijos, jis yra riebesnis. Vat, pavyzdžiui, vienas iš tų kremukų yra Vastin kremukas, skirtas nakčiai. Jis labai gerai maitina odą ir naktį oda gauna visus reikiamus ingredientus, kurie yra šitam kremukė. Tiesą pasakius, šitą kremuką, būtent naktinį Vastino kremuką, naudoju ir aš. O dabar norėčiau su jumis pasidalinti savo makiažo gudrybėmis. Dažnai moteris ir merginos teiraujasi, kaip pasidaryti teisingai makiažą, kaip pasidažyti akeles. Aš pasiūlyčiau visgi pradėti nuo vienos įdomios ir labai naudingos gudrybės. Tai yra makiažo pagrindas. Kam reikalingas makiažo pagrindas? Tam, kad jūsų makiažas, būtent akių makiažas, išlaikytų visą vakarą, visą vakarėlį, visą šventę ir bet kokiu paros metu. Makiažo pagrindą mes tepame ant švaraus akies voko, tepamaisiais tapšnojamais judesiais link akies voko kraštelio. Vėliau, gerai paskirsčius makiažo pagrindą, mes galime naudoti šešėlius. Šešėlius lygiai taip pat tepamaisiais tapšnojimo būdu panaudojame juos užnešdami ant vokelio. Štai taip. Pagrindas jums leis šešėlius išlaikyti pakankamai ilgai, nesvarbu kokia oro temperatūra bebūtų, ar laukia būtų karšta, ar laukia būtų šalta. Ir makiažas visuomet atrodys gaivus ir šviežias ir galėsit jaustis puikiai. Keliaujant į darbą arba į mokslus, be abejo, nenaudoju ryškaus makiažo, kokį naudoju scenai ar kokį naudoju, tarkim, televizijoje. O dieninį makiažą iš principo naudoju labai paprastą ir labai gudrų. Turiu tą moterų mėgiamą dalyką, tai yra Egipto žemė. Su ja aš ryškinu ne tik tai skruostikaulius, bet taipogi, ką darau, naudoju jį kaip šešėlius. Taip sudarydama natūralų makiažą ir natūralų įvaizdį. Tad nebijokite pamėginti, mielosios, išnaudoti tai netgi kaip ir šešėlius. Šventėm ir vakarėlėm siūlau tokią gudrybę. Jūs turite, tarkim, perlamutrinį šešėlį. Jį galima naudoti ne tik kaip šešėlį, galite pasiimti šiek tiek platesnį šepetuką ir jį naudoti skruostam. Tai pagyvins jūsų makiažą ir priduos spindesio jūsų veidukui. Tad nebijokite žaisti su įvairiom makiažo priemonėm ir jas panaudoti, pamėginti, pažaisti ir atrasti savo perliukų. Mūsų grožis priklauso nuo sveikos mitybos. Ir šiandieną aš esu svečiuose pas gerbiamą gydytoją Jeleną Tulčiną, kuri propaguoja sveiką gyvenimo būdą ir be abejo mitybą. Kas priklauso nuo mūsų mitybos? Šiaip viskas priklauso nuo mūsų mitybos, kada pasakė Hipokratas daug tūkstančių metų atgal. Nes mes esam tai, ką mes valgom. Pagrindas yra maiste, nes
tik 10% tavo sveikata, žmogaus sveikata priklauso nuo genetikos, streso, ekologijos, o 90% susirgymų arba priežasčių ligų yra maiste. Nes per tūkstančius metų, milijonus metų, kur žmogus gyvena šitoje žemėje, jo mitybos kodas baisiai pasikeitė. Nes atsiradus daug milijonų metų atgal šitoje žemėje, žmogus galėjo valgyti tik augalinį maistą. Ir jo virškinamas traktas yra ilgas kaip žolėdžių. Ir 93 000 gyvūnų pasaulyje nepakeitė savo kodo ir valgo tik tai, kas jiems tinka. Mūsų centre egzistuoja labai rimtas instrumentas, kurio dėka mes galim pažiūrėti, koks maistas tinka imunitetui, koks ne. Nes jeigu žmogus valgo vėliai kaip, tai jo imuninės sistemos ląstelės, leukocitai, pradeda kovoti su to maistu, kaip su priešais, kaip su virusais, su bakterijom, su vėžinėm ląstelėm. Ir tada imunitetas mūsų silpsta ir organizmas pradeda sirgti, nes jam nėra kaip kitaip parodyti žmogui, kad jame yra netvarka. Pirmoje eilėje mūsų centre atliekamas maisto netoleravimo testas, o jis yra antiek unikalus ir jautrus, kad parodo labai tiksliai, koks maistas tinka imunitetui, koks ne. Ir žmogus turi maitintis taip pagal tą programą 2-3 mėnesius, priklausomai nuo problemos. Dauguma ligų, tokios kaip migrenos, bronchinė astma, cukrinis diabetas antro tipo, sąnarių skausmai, praeina po 2-3 mėnesių, kai žmogus pakeičia mitybos įpročius. Bet stebuklas yra ir tame, kad netgi tokios nepagydomos lygos kaip žvynelinė, atopinis dermatitas, tokios lygos tampa kontroliuojamos, kada žmogus pradeda valgyti maistą, kuris tinka jų imunitetui, ką mes ir ištiriam, darant maisto netoleravimo testą. Tarkim, sakykit, daktarė, labai dažnas žmogus kenčia nuo energijos trūkumo, vartoja kavą, vartoja juodą arbatą, kažkokius energetinius gėrimus. Iš tiesų, pas mus gyvenimas yra labai ritmingas, labai greitas, mes norime daug, mes dirbame daug ir mums visuomet trūksta energijos. Ar tai lygiai taip pat yra susiję su maistu? Be abejo, nes jeigu maistas yra neadekvatus imuniniai sistemai, tai organizmas eikvoja daug jėgų virškinimui netinkamų produktų. Lėtinio nuovargio sindromas tai yra institutai statomi tam, kad dabar rašomi traktatai, kaip tą lėtinio nuovargio sindromą gydyti. Labai paprasta. Valgyk tai, kas tau tinka, kas tinka imunitetui ir tu turėsi daug jėgų. Ko, daktarė, norėtumėt palinkėti mūsų moterim, panelėm ir skaitytojom? Iš tikrųjų, Oksana, jūs labai gražiai ir labai daug pacienčių, kurios ateina pas mane, turi tokį stebuklingą grožį kaip jūs, bet aš palinkėčiau visoms susidomėti dar ir to, kad tas grožis kuo ilgiau tarnautų joms, nes jis gali labai greitai susigadinti, jeigu viduje atsiras nešvarumo, purvo, jeigu vienu momentu ta graži moteris susirgs. Tas išorinis grožis ir švara priklauso nuo vidinės švaros. Ačiū Jums labai, daktarė, buvo tikrai labai malonu. Kokia graži moteris pagal Oksaną? Na, graži moteris visų pirma, jinai turi būti tobula ne tik tai išoriškai, bet taipogi ir vidumi. Jinai turi būti įdomi, jinai turi turėti humoro jausmą, jinai turi būti nuoširdi, bendraujanti, komunikabili. Aš skaitau, kad tai yra moters pagrindinis grožis, o išorė priedas. Bet reikalingas priedas. O kiek, manai, moteriai reikėtų investuoti į savo išorinį grožį? Na, manau, kad reikėtų. Aišku, pagal galimybės, juk šiais laikais galima ir atrasti tą aukso viduriuką, be abejonės, bet tai visgi kainuoja ir, sakyčiau, kainuoja kartais daugiau laiko nei pinigų. Ir atrodo, kad savo nebeatrandam to laiko, bet, na, būkim tokios moteris, mylėkim labai stipriai save ir atraskim nors truputėlį to laikelio sau, kad tiesiog palepinti save ir tuo pačiu patikti aplinkiniam. Tu mano širdį, tavęs aš noriu, jaučiu, kad tu ateini. Tu mano širdį, jaučiu, kad tu ateini. Miela
Mielos moteris ir panelės, sveikinu jūs su šventom kalėdom ir linkiu jūsų šeimai šilumos, santarvės ir be abejo harmonijos. Būkite laimingos, jų kiti metai, mūsų metai.